Kalbinam Arną Milevičių, šių metų lyderį, palei taškus, ir norėtume jam užduoti klausimą, ar tau patinka dalyvauti motokroso varžybose, o gal tai tėčio noras? Patinka dalyvauti. Varžybose visur mes važiuojame ir dalyvaujame. Ir Estijos, ir Latvijai. Ką mieliau rinktumės, sakysim, rinktis, tu norėtum treniruotės ar žaidimų su draugais? Treniruotės. Nu, sakyk, kodėl tau patinka? Nes galiu per varžybas geriau važiuoti ir geresnių rezultatų pasiekti. O Arnai, norėtume, sakysim, gal galėtum pakomentuoti, sakysim, Utenoje, kaip šiandieną sekėsi ir kaip tau varžybos? Gerai sekėsi. Tik iš starto šlagbaumas nenusileidė. Ir pirmą važiavimą atvažiavau pirmas, nes nuėjau į Gasiūnui, sankaba sulūžo ir grandinė nukrito. O antrą važiavimą antras atvažiavau, nes šlagbaumas nenusileidė. Ir atvažiavau antras. Vienu žodžiu, nesklandumai, teisingai neparuošta trasa, bet, ką darysi, bet vis tiek atvažiavo antras, kovoja ir bendroje įskaitoje ir bendras rezultatas pirmas gavosi. O sakyk, kaip tu leidi laisvalaikį, kai nesitreniruoji? Einame žvejoti paslėkus, daugiau žaidžiame, pagaunam žuvis kartais, nedidelis tokias mažytės. Patinka laisvalaikis šiaip. Ačiū, šnekinam Arną Milevičių, šių metų lyderį. Taip galvoju, kad Šiauliuose taip pat patvirtins rezultatus ir taps čempionas šių metų.